Tu pats sau tai darai. Kiekvieną dieną tu darai pasirinkimus. Kartais net nesusimąstydamas. Tu kalbi, tu mąstai, tu jauti, tu reaguoji. Ir kiekvienas tavo žodis, mintis, veiksmas tai sėkla. Energetinė, neišvengiama ir tokia gyva. Kai sakai, aš pavargau. Niekas manęs nesupranta. Tokią jau karmą turiu, kad nėra išeities. Tu nesi tiesiog nuoširdus. Ir tik tu programuoji savo realybę. Tokiais žodžiais tu pildai savo vibracijų lauką, kurios vėliau pradeda gyventi ir veikti. Ir jos neina niekur. Jos kaupiamos ir tą daro kiekvieną dieną. Ir visa tai tavo paties lūpomis arba tavo paties rankomis. Pavyzdžiui, tu sėdi su draugu ar kolege ir apšneki kitą iš pavydo ar pykčio ar iš teisybės jausmo. Ta akimirka kalba būtent tavo burna, o tavo energetinis laukas visą tą sugeria. Tu skleidi galbūt, bet tu pats ir geri. Ta, ką skleidi visų pirma. Ir kartais pats geriesi savo kitų pažeidimais. O tada, po kurio laiko, kai tau kažką kūne suskauda arba kažkas ne taip, tu klausi, už ką man? Kodėl man šita liga? Kodėl aplinkui tokie žmonės? Ir kodėl niekas man nepadeda? Atsakymas? Tai ir esi ir buvai tu pats. Ir tas kasdien iš lėto ir nuosekliai. Tu kenti, bet pats žaidėjai su ugnimi. Tu nelaimingas, bet kiek dienų skleidei pyktį, pavydą, nuovargį, kritiką. Tu nori meilės, bet kiek kartų atstūmei, kai ji tau buvo parodyta. Tu nori supratimo, bet kiek kartų nesupratai kitų. Tu nori šviesos, bet kasdien kitiems skleidei šešėlį. Ir mes visi tą ir tai darome, nes niekas mūsų nemokė, kad mūsų laukas galų gale yra gyvas virš mūsų ir kad mūsų žodžiai kūrė, kad kiekviena mintis palieka pėdsaką. Ir kai tu šiandien vėl atsidusti, vėl viskas blogai. Suvirpa galbūt jau tavo kūnas, suvirpa tavo aplinka. Ir dar vieną dieną tu pats iš savęs atimi galimybę būti sveiku, ramiu
nors neišvengiamai ateis ta diena tavo gyvenime, kai kažkada grius. Arba kūnas ims šaukti, išduos tas, kuriuo tikėjai, suserga vaikai, netenki darbo, jėgų, artimo žmogaus. Ir tada tu verksi. Už ką man? Kodėl man? Va tada aš tau ir atsakysiu. Už tai, ką tu sau kasdien darei. Už tai, kiek kartų nuvylei savo energiją. Kiek kartų prakeikiai pats savo gyvenimą. Ir kiek kartų pasakei, nebegaliu, kada turėjai sakyti dėkoju. Kiek kartų kalbėjai blogai apie kitą, kai galėjai tylėti ar patylėti. Ir kiek kartų sakei, jis kaltas, kai iš tiesų tai buvo tavo vidinis skausmas. Energetiškai niekas nedingsta. Viskas sugrįžta. Ir nieko nėra netikėto. Tu tik gauni atgal tą, ką daugelį metų iš savęs leidai. Ir jei šiandien jauti tuštumą, tai ji ne iš pasaulio, ji iš tavęs. Bet net ir tokiam žmogui yra gera žinia. Tu nuo dabar gali pradėti keistis. Tu gali pasirinkti sąmoningai, rinktis meilę vietoj pykčio, tylą vietoj šmeižto, padėką vietoj skundo, ramybę vietoj kaltės, tikėjimą vietoj baimės. Kiekvieną dieną sėti naują sėklą, nes naujas laukas. Ir tada, kai ateis klausimai, už ką, kodėl man, ateis atsakymas. Už tavo šviesą, už tavo tylą, už tavo meilę, už tavo augimą, nes tu pagaliau nustojai sau kenkti ir pradėjai sau padėti. Aš taip visus jūs myliu ir kaip norėčiau, kad jūs išgirstumėt šitą viešpaties žodį. Jis taip aiškiai, garsiai, nuoširdžiai iš širdies jums tą sako. Apkabinu ir visada Dievo dėka esu šalia jūsų.